Ir sveiki visi, ir šiandien čia Arvydas Pro ir šiandien aš filmuoju video. Tai kaip galvojat, kas čia už mano nugaros? Aišku, kad motociklas. Bet koksai? Aš juk jam prižadėjau nusipirkti brangiausią motociklą šiame žaidime. Tai tas žaidimas yra Driving Empire. Ir aš nusipirkau jį. Jisai kainavo, galim pažiūrėti, gal dar rodys tą kainą. Va, man sumažino kainą kažkodėl. Na, jisai kainavo 1 500 000. Tai va, važiuosim ir jo, pasikalbėsim apie tą trumpai. Nu, nes atsibosta, žinot, tos mašinos rimtai. Nes, aš jau su jom tiek atsivažinėjau. Atsibodo. O, kažkoks čiūvas irgi turi tokį motociklą. Ai, ne, čia ne toksai. Ar toksai? Ai, nežinau, kažkoks turi. Tai va, šitas motociklas dabar kol kas išvažiuoja tik tais 462. Ir čia aš dar ant free vieną upgrade'inau. Jisai važiavo be upgrade'o 410. O jeigu jūs norit, kad aš jį upgrade'inčiau, dėkit like. Ir aš jį upgrade'insiu. Ir jo. Ir dabar aš čia važiuoju kažkur tais. Ir jo, atvažiuosiu. Ir nufilmuoju dabar. Tuoj, palaukit. Tai va. Važiuojam greitai. Šitas video bus toks trumpokas, gal 5 minučių. Tai va. Tai tuoj mes čia nuvažiuosim kai kur, nežinau, tiesiog važiuojam. Tai jeigu jums patinka mano kanalas, prenumeruokite jį, nes jisai tikrai fainas. Ir jo. O aš žinokit, su motociklais vairuoti nemoku, jau turbūt pastebėt. Tai jo, važiuoju dabar iki spamo. Ir jo. Tai aš, man atrodo, išmokau jum komentarus. Tai gerai. Ai, tu savo, kaip man nervina, aš nemoku vairuoti motociklų. Tai va, aš čia jau atvažiuoju. Privažiuoju. Dar fainus jo galima vienkę daryti, ant galinio rato atsistoti. Ir kaip mūsų video ir pabaiga, nes, aš nežinau, ar jūs matėt, bet jisai gali vienkę padaryti, viską. Ir jo, jisai labai fainas motociklas yra. Ir aš jį upgrade'insiu, kaip sakiau. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.